Ankstų penktadienio rytą pranešta apie didelę avariją sostinės Verkių gatvėje. Pirminiais duomenimis nukentėjo moteris, o avarijos kaltininkas yra visiškai girtas. Todėl vykstame į įvykio vietą. Nuo kelio pasitraukė. Netoli vandens valūnoje. Ankstų rytą apie 7:30 minučių įvyko avarija ir buvo pranešta, kad per eismo įvykį nukentėjo 41 metų moteris. Na ir dabar štai tokios kliūtis Verkių gatvėje yra važiuojant centro link. Daug policijos ekipažų ir sudaužyti automobiliai. Volkswagen Passat ir Mitsubishi čia susidūrė. Na ir vairuotojas prieš 8 ryto patikrintas alkoholio matuokliu jau buvo stipriai apsvaigęs. Jam nustatyta beveik 3 promilės girtumas. Tiek įpūtė štai šio Volkswagen Passat vairuotojas. Na ir jisai pasakojo, kad truputį nesuvaldė savo automobilio, nes labai didžiavosi savo mašiną, sakė, 4 varančiais ratais, vos ne vienetinis modelis toksai yra šalyje. Nu kaip įvyko, nu tiesiogiai, paprastai tiesiogiai. Neprasilinkė? Blemba, a kam nebūna? A kam nebūna? A kam nebūna, realiai, vat, tiesiog paėmiau ir susimovė. Ne vienas saugotas nuo to. Ir tiek, avarijos priežastis, tu pažiūrėk kokią mašiną, tokią vienintelį Lietuvoje neišvaldžiau, tiesiog neišvaldžiau aparato, va tik nusipirkęs. Taip, 4 varmičių, seniai, čia katė, čia tokia katė, kabina nagais iš karto kaip ir stogas, žinai, ir tiek. Na ir čia toksai yra kalniukas ir kelio vingis ir neprasilenkia automobiliai. Smūgis buvo ganėtinai galingas, nes štai Mitsubishi stovi. Jam... Ar nuo draudiko? Jūs nuo draudiko ar nuo policijos? Mitsubishi nuo smūgio lūžo galinis ratas, visiškai išverstas yra. Smūgis buvo į vairuotojo pusę. Tai tikėtina, kad ta nukentėjusi gali būti vairuotoja mašinos, bet čia dar neaišku. 3 policijos ekipažai vietoje, jau atvažiavo evakuatorius ir jisai turėtų sudaužytą Mitsubishi išvežti iš įvykio vietos. Biškį bus pralaisvinta, bet matote dabar, kol vyksta evakuacija, automobiliai negali pravažiuoti, nes stovi evakuatoriai, tarnybiniai pareigūnų automobiliai, sudaužytos mašinos. Štai kokia eilė susidarė važiuojantiems į Vilnių, ten toliau matyti. Na ir jau kabinamas traukti yra Mitsubishis, netrukus bent jau šita bus mašina patraukta, o Passatas keliaus į aikštelę, kur saugomi policijos sulaikyti automobiliai, kadangi avariją padarė girtas vairuotojas, nukentėjo galimai žmogus, pradėtas ikiteisminis tyrimas, bus gresia baudžiamoji atsakomybė už tokį eismo įvykį. Na ir šitas automobilis, kurio savininkas taip didžiuojasi, greičiausiai gali būti konfiskuotas. Todėl bus uždarytas į saugojimo aikštelę, kol teismas priims sprendimą. Na, o tuo metu eismas visiškai sustabdytas Verkių gatvėje yra